Sveiki ir softeriai ir paprasti mirtingieji. Šiandieną randame Shadow Company žaidime, tai tapeliai perkurtos teritorijos, antra dalis, 50 prieš 50. Na, nuotaika kaip visada gera. Pas mus bus ne vienas įkaitas, bus du. Prašau, teikit. Tai bus du įkaitai, kuriuos reikės laikyti ir saugoti, o kitai komandai reikės juos atiminėti. Tamsos kariai bus geltonieji. Jie turės du įkaitus ir žaidimą pradės nuo kontrolinių taškų. Tai yra CP1, CP2, CP3. Jau bus juos užėmę ir įkaitus turi laikyti tuose taškuose ne ilgiau kaip 20 minučių ir keisti tašką. Jų tikslas yra neduoti įkaito ir išlaikyti kuo daugiau kontrolinių taškų iki pabaigos. Įkaitas gali bėgti, jį galite ir jūs šauti, ir jūs. Bet jeigu įkaitas pašautas, jisai guli ant žemės. Mes tada judam paskui CP1 ir po to užimam antrą tašką. Gerai? Gerai. Veko atgal, jo greitai judam. Tai mums reikia čia įkaitą išlaikyti pusvalandį, taip? Taip. Kiek? 2 minučių. 20 minučių gali būti vienoje vietoje. Ir tada jį vesti reikia į kitą tašką. Jeigu ką, po 20 minučių įkaitą pidalinam į artimiausią tašką. Jo, taip čia bus CP... Čia centras. Nu, centras, jo. CP1 centras. Mes CP2. Ten 1 ir 3, jo. Gerai, į vieną. Abu taškai tenais jie. Tada tu vėl vadui perdusi, jo, kad mes judėsim ant CP1. O mes toliau laikom šitą tašką? Ar kaip? Aš manau, kad mes turim vis tiek laikyti vėliavą, kad jie nepasidėtų. Tai mes turim įkaitą išsiųsti, tarkim, su 5 žmonėm, o palik kokį 1-2 žmonės čia gint tą vėliavą, kad jie tiesiog laisvai nepasikeltų. Gerai, žmonės perimetrą išsirikiuojam va taip. Gerai? Tai bus, kur beracijos. Dešinė pusė, arčiau mirtveko, Kotronas jūt kairę pusę laiko. Tik man draugų nėra. Davai, greičiau užsiemam pozicijas. Na, šiaip ne taip, susikomunikavom, ganėtinai sunkiai, bet vadas davė nurodymus, turėjau būti su dar 2 draugais, bet jie tvarkėsi racijas, tai atvykau į poziciją 1, laikiau kairį flanką ir čia pastebėjau nemažai artėjančių priešų. Pirmieji priešai, pirmoji ugnis. Sėkmingai nukautas priešininkas, neskubėjau daug šaudyti, laukiau kitų, bet per daug buvau įsitelkęs judesį, per daug judėjau. Ir mane priešai paspotino labai greitai. Ir tada įvyko ganėtinai stiprus susišaudimas. Ir ganėtinai buvau užspaustas į kampelį. Labai trūko komandos narių. Buvau visiškai vienas paliktas. Ir neturėjau kur atsitraukti. Ir greitai pašalino mane. Nors ir atrodė pakankamai garsiai šaukiau, bet vis tiek nebuvo kas išgirdo. Tai reikėjo pakartoti. Na, komanda toliau laikė flanką, aš grįžau vėl į tą pačią vietą ir buvau vėl pastebėtas priešų. Čia pradėjau atsitraukinėti, nes jie mane gaudė, pradėjo chasint, tai aš nuo jų atsitraukinėjau ir tik atrodė atsitraukiau ir vėl pastebėjau mane priešai, greitai kritau ant žemės, nes buvo ant kalnų gal 2 žmonės. Ir supratau, kad tuoj mirsiu, tai bandžiau šliaužti atbulomis. Labai nepatogi situacija, bet bandžiau iš jos išsikapstyti. Truputį pašliaužus, atsistojau ir pasileidau nuo kalniuko žemyn bėgti, mane kalnas šiek tiek gelbėjo. Turėjau low groundą, galima sakyti, bet vis tiek jie mane chasino ir net ne vienas, o keli žaidėjai, tik sustojus. Galvoju, atsistosiu, atsikvėpsiu, lyg pabėgau, bet mačiau, kad vėl atbėgina priešai ir supratau, kad jau niekur nebepabėgsiu, nebeturiu kur atsitraukti ir teko bandyti kovoti. Tai traukiausi pistoletą, nes jau jie buvo visiškai arti ir pavyko nuimti vieną žaidėją. Antrą taip pat. Ir trečią labai stipriai apšaudžiau. Lyg pakėlė ranką, nebuvau visiškai tuo tikras, bet baigėsi man dėtuvė. Reikėjo pasikeisti dėtuvę. Ir kol tą padariau, mane patį ganėtinai skaudžiai sušaudė ir buvau nukautas. Oi, kiek aš čia bėg. Hit. Jau nušautas, kiau. Nu jau vėl kelintą kartą apšaudo vėl mane. Tiesiog gal ilgai traukiausi liemenę. Ir tikrai užtrunka kartais, kol ištraukiu liemenę ir dėl to galbūt dar gaunu keletą šatų, nes labai nepatogu tarp gilio kažkur laikyti, tai į giliai būna paslėpta. Reikės pasipatoginti šitą klausimėlį, o čia jau kitoj vietoj, arčiau centro, jau įkaitas pervestas. Šiek tiek arčiau centro jau mes ieškojom priešų ir buvom pastebėję keletą priešininkų. Toli labai užmatau priešininką tarp medžių, labai sunku pataikyti. Bet sėkmingai lygtais pataikau jį. Taip ne iki galo supratau, bet laukiau, liemenė išsitraukė.
kai nešaukia labai garsiai, tikrai kartais sunku suprasti, pats irgi suprantu, tai kartais, kai gaunu šotų, tai jau tikrai garsiau užreikiu, kad Pavyko. esu pašautas. Galit pridengti kažkas? O čia komandos narys buvo visiškai sužeistas, tai mūsų iniciatyvos jį pasitempti į šalis. Nusitempėm į šalis, atėjo komandos narys net padėti, labai faina. Komandiškai visai žaidėm, nors mes gavinėjom šitą pusę. Po pertraukos beje keitėmis pusėmis, tai tikrai buvo sunku. Praradom vieną įkaitą, bandėm atsimti. Tai gera pozicija, čia tik su automatu. Draugui pasakiau, kad gera pozicija su automatu, su Damaru labai sunku, nes arti labai visi prieina. Tai reikia pasirinkti teisingas pozicijas. Čia pasimiau kairį flanką ir užspotinau iš toli žaidėją. Paibas momantgiu, jie jau gali juos užiminėti, mes tada visi judam į ketvirtą, ten turi atsidėti pusvalandį įkaitai. Kuris būrys juda? Kur juda pirmas? Gerai, pirmas, Pirmą leidžiam čia. pirmą leidžiam čia, antrą leidžiam tada į pelkę. Į pelkę arba į pirtį. Na, supratau, kur eisim. Taktinis pastarimas, greit komandos nariam pranešti ir važiuojam į veiksmą. Važiuojam. Nagi visada su gėliu, einu pirmas, tai stapteliu, palaukiu draugų. Mums karočiui reikia link pirmo šito varyti. Jau kalate. Na ir prasideda pirmas kontaktas netrukus. Čia keletas sušaudimų. Nepavyko, man atrodo, nuimti priešo, tai pasikeičiau kampą. Jau buvom pasipušinę per kairį flanką. Ir per groteles negalėjau niekaip prišauti, tai ganėtinai atvirai pats išlindau, kad sušaudyt priešą. Nuėmiau. Ir nusėmėm priešą, važiavom toliau giliau, jau draugas buvo kritęs, tai vėl prikėliau, tai šį žaidimą tikrai padirbau medikų. Na, reikės pabandyti seselę apsirengti gražiai, tai gal dar ir raišių daugiau duos kitą kartą. Kairiai tenais kažkur prie tvoros. Už tavęs varelį. Ką? Jo. Mes visi dešiniau pušinam, tu gali matai, nori paslip palei tvorą ten. Tai biškai paslėp geriau, nes labai matai. Na, truputį susikomunikavom operacijas ir važiuojam toliau į Man veiksmą. atrodo, Rokas į priekį labai paspaudė, aš tai bandau dešiniau eiti su Hebra. Atrodo, priešų nėra ir čia pritūpęs pamatau priešininką. Tengiuosi gražiai nustaigyti, nes labai daug šakų medžių, norisi pirmą taiklų šūvį padaryti. Labai ramiai iš lėto taikausi, paimu savo laiko, žiūriu, pasislenka į šoną ir dar labiau susinervuoju ir tada pradedu jau bandyti šaudyti. Ir prieš saulę šaudau, tai net šratų nesimato, nors skrenda link tenais, bet tikrai sunku įmatyti. Ir čia matom daug šakų užstoja vaizdą. Ir lyg nušovėm. Yra liemenė ištraukta. Puikiai, važiuojam toliau. Spėjus skaudėjau. Šiaip mano pozicija nebloga buvo, jie nori. Ten biškai geriau. Na ir čia prasivalėm iškart pušinos šalia vėliavos, kur reikėjo O įkaitą vėliavos laikyti. nekabinat? Kur Pastebėjau, vėliava? kad vėliava nepakabinta, Gerai iškart pakeista, sudrausminau ne? komandų narius. Pakeisi? Atsargiai. Kur, ai va. O mediko raištį turi, tai Čia šalia įkaitą visiškai turėjom. Jis sužeistas? Įkaitas. Tai reikia išsivesti. Turit racijus? Karočiui, aš einu, aš su jais komunikuoju. Tai gerai. Pasilik, pabūk čia. Gerai. Įkaitą į saugią poziciją, išsivedė tryse ir liepė prilaikyti vėliavą. Tik žiūrėk, kad nebėgtų įkaitas, nes gali bėgti, sakė. Na ir čia pakeitų šiek tiek poziciją, iškart pastebėti priešininkai Daug pas arti. mane ateina žiauriai. Kantriai laukiau. O komandos narys visiškai nekantriai, juos pradėjo šaudyti. Daugiau yra dar po kairį. Pataikiau, gino. Dar yra. Iškėlė rankais. Iškėlė rankas. Bet dar kai kairiau nuo jo buvo daug. Gal koja 3. Tengiausi perteikti informaciją ir žiūrėjau kairę pusę, kad neflankintų iš kairės, kairėje nieko nebuvo ir dešiniai vėl pastebėjau priešus. Komandos narys jau buvo pašautas, čia tolumoje. Vos matosi juoduliukas ir kažką lyg mačiau judant ir nusprendžiau pašaudyti krūmus ir pasižiūrėti, ar išlys kažkas iš krūmų. Oi, net iš toli girdėjosi kaip gavo. Nušovė dar vieną. Kadangi komandos narys buvo sužeistas, reikėjo pastiprinimo. Man reikia vieno žmogaus. Yra kažkas laisvas. Iš jūs. Gali pas mane ateit? Atbėg. Atei. Gal turi raištį? Jei turi raištį, pakelk, jei nežiūrėk kairę. Pasisekė, rado raištį, tai pakėlė komandos Jo, narį. kažkur turėtų būti. Nu, kas gero. Gavom informaciją, kad Ten kažkur? įkaitai yra jau vietoje, tai Nu, jom aš tada už laikyti tavęs įkaitų. pasislėpiu. Pozicijos, laukiam pušo.
Bėga įkaitas. Aik turėjau jam skaudėti. Žaudė įkaitą. Bandė bičias bėgti skaudį iš jų žaudį vargšų. Atsirado trečias įkaitas, ale. Atsirado trečias? Jo, reikės rast, kažkokiam taške bus. Arba per full dešinę. Nu, tai einam per dešinę. Gerai. O čia vėliava mūsų. Na, gavom informaciją, kad atsirado trečias įkaitas. Dėkis, raudono juosta bus įkaitas. Jis. Mačiau, kaip tik, elgėsi Hebra, girdėjome. Mačiau. Bėgo leidžiam, pojim blanko, na. Jo. Ačiū, nenoriu. Nu tai einam čia iki kalnių, kur tada į kairę flankinom ir tiek. Na, patekom į priešų pasalą. Snaiperiu. Galvojau snaiperis, bet ten full auto apšaudė mano 2 komandos narius, nuėmė juos. Komandos narys prigulė, suprastau, kad prastoj situacijoje manęs kaip ir dar buvau nepaspotinęs stipriai, tai aš nusprendžiau iš karto bėgti į dešinę pusę. Pasim kažkokį kitą angle, kitą kampą, nes nieko padaryti negalėjau iš tos pozicijos. Pavyko nuimti priešą su pistoletu. Aha, yra, už jo. Dar už jo pastebėjau keletą priešų toliau, tai ištraukiau iš karto merą. Už jo, mačiau truputėlį judėjo ir dabar jau pamečiau iš akių. Bandžiau priartėti arčiau. Ir tarp priešininko matau judančius žaidėjus, atbėgančius. Bandau šaudyti, bet dėja prigula ir niekaip negaliu pataikyti šato. Atrodo, šatas skrenda virš galvos. Ir netyčia pataikau jau sužeistam žaidėjui. Sorry. Iš karto atsiprašau ir prašau pasitraukti. Sorry, už tai čiūvas yra. Negaliu. Jei gali pasitrauk. Ir matau gulinčius priešus. Dar vienas gulė pačioj. Bet labai sunku nušauti. Vienai už sužeistų. Kairiau. Ir tik mačiau daug žaidėjų, dar 2 ar 3 priešus, bandau jų ieškoti ir pranyko. Jie tiesiog iš ekranų kažkur atsiguli, nejuda ir niekaip negaliu paspotinti. Na ir pamatau vieną arčiau, nusprendžiu šaudyti su pistoletu, bet nesėkmingai neina nušauti. Guli nuo sužeisto į biškį dešinę, vos yra dar vienas. Baigėsi dėtovė, pasikeičiam ją. Jo, nu tiesiai realiai, jo. Bandau komandos nariui pertikti visą informaciją, bet dviese nesinori labai stipriai pušintis. Stengiamės atokiau ir ramiau šiek tiek atlaikyti šitą ugnį. Ir čia pamatau bėgantį įkaitą, pasirodo įkaitas gulėjo tenais. Ten įkaitas bėga. O, hit. Na ir įkaitas buvo geras beitas. Ir iš tiesų užsibeitinau ant įkaito, bėgau jį gaudyti ir buvau nušautas. Hit, sakau. Nu čia šratų nepagailėjau. Ar dar 5 kart pašaukt? Taigi šaukiau, hit. Nu, truputį papykom, bet greit ir praėjo. Medika. Sorry, kai koja pataikiau. Už tai jis grinai gulėjo bičas, tai... Dar kartą prašom žaidėjų. Šaudžiau ir koją tiesiogiai. Na ir čia Festas Airsoft are alive. Taip negau. Na ką, žaidėjas tikrai greitas, greitesnis nei šratai. Medika. O čia ateina medikas ir mane prikelia. Truputį pasilsam ir važiuojam toliau medžioti įkaito. Dėkui, ačiū tau. Čia netikėtai ėjau į priešo pajėgas, šitą žaidėją buvau nušovęs su pistoletu. Ir dar tolimoj pozicijoje užmatau dar vieną žaidėją, visiškai toli. Ramiai neskubu, nusitaiko, jis manęs visiškai nemato, žiūri priešingą pusę. Nu, gavau gražių žodžių, visko iki galo negirdėjau, bet, nu, būna visko, ar ne, papyksti, praeina. Na, sudrausmino kiti žaidėjai, nieko baisaus, tikrai būna tų emocijų per Airsoftą. Tai smagus tas Airsoftas ir šiandieną tiek, tikiuosi patiko jums Tapelių karas. Šiandieną man gal sunkiau žaidėsi, bet iš tiesų misijas darėm ir stengiamės iš paskutiniųjų. Ir ne visada, kaip sakoma, tik kyla esmė, tai stengiuosi daugiau vykdyti misijas, kad būtų įdomiau ir jums kaip žiūrovom, ir man pačiam. Tai ačiū, kad žiūrit.